pirma Puma buvo naudota, labai džiaugiamės, praktiškai jokių gedimų. Susėdus su vadybininku gerai apgalvojom komplektaciją traktoriaus. Porankiai, programuojami mygtukai, telematika. Čia yra mūsų arkliukas. Fiksuojam ūkį bendrą su vyru nuo 14 metų turbūt. Vyras buvo tas, kuris pradėjo šnekėti apie karves. Kaip atsirado mūsų mister ūkis, aš jam sakiau, ne, nereikia, nes karvės atėmė visą mūsų laisvalaikį. Pradėjom, galim sakyti, nuo plynų lauko. Technika buvo sena, vis ūkis plėtėsi, augom, reikėjo atsinaujinti. Tada įsigijom pirmą vakarietišką traktorių Case Puma. Case'as atsirado turbūt 16 ar 17 metais, tiksliai nepamenu, kai demo turas buvo. Atvežė juodą Pumą, vyras pabandė, dar raščiau nuotrauką, kaip nusifotografavom išlydėdami ir viskas, po to jis sužavėjo. Ir atsirado šita Puma. Ir turbūt nuo tada Case'as pradėjo žavėti, nes savo patikimumu. Per 5 metus, kiek mes jį jau turim, neturėjom nei vieno gedimo. Tai turbūt buvo paskata įsigyti antrą Case traktorių. Plius Dotnuva savo vardą garantavo, tiekiant detalės ir visa kita. Iš pradžių buvo galvota apie 185 Puma. Tai ir vyras, kai sužinojo, kad yra Optumas su nauju salonu, su visais privalumais jo, tai jis kitką nieko nebematė. Tai jam čia didžioji meilė. Rinkomės iš daugelio gamintojų traktorių, turbūt iš visų, neeliminavom nieko, bet pradėjus žiūrėti iš arčiau visas komplektavimo galimybės. Tai dienai vienintelis Case'as turėjo 2 greičių darbinių velenų priekį. Visi kiti gamintojai to pasiūlyti negalėjo. Šiandien dienai negaliu atsakyti, kaip yra. Plius mums labai aktualu buvo, kad gale būtų 4 darbinių greičiai. Nes kadangi priekį naudojam Kvernelando šienapį, o gale dar turim seną, kuriai reikia 540 apsukų. O šitas traktorius turi abudu ekonominius variantus, tai dėl ekonomijos labai mums pasteisino šitie darbinių greičiai. Prieš tai turimą traktorių turėjom su powershiftinė transmisija. Norėjom šiek tiek daugiau komforto, nes ir automobilį vairuojam jau automatą. Tai ir traktorių norėjom automatų, tai pasirinkom belaipsnę dėžę. Ir, jausmas yra didelis skirtumas turbūt nuo tos transmisijos pereinant ant šitos. Nes ir darbo tolygumas, ir apsukų išlaikymas, ir galvulaukio apsisukimai, viskas susideda ir darbui tai kokybei labai daug prideda. Mes labai ilgai dirbam ties to projektu ir 2 ar 3 metai iš viso. Tai labai sunkus jausmas pasakyti, kai svajonė tampa realybė. Net, nežinai, džiaugtis ar kitos svajonės ieškoti, bet ta prasme, čia yra mūsų arkliukas. Saloną rinkomės ventiliuojamą, kadangi dirbam vasarą labai daug, kad nereikėtų prakaituoti, išsirinkom ventiliuojamą sėdynę. Renkantis ventiliuojamą sėdynę, jau komplektacijai gauni ir odinį saloną, kas turbūt ir estetinį vaizdą daug duoda. Rinkome start-stop funkciją, kadangi esam pratę prie šito. Automobilį turim su šitą funkciją, labai esam patenkinti. Žiemą kartais tenka važiuoti parsivežti pašarų, tai šiuo atveju, kad ilgai nereiktų laukti, įsidėjom ir šildomą priekinį ir galinį langus. Kadangi nesam labai seni, mėgstam kokybišką garsą,
o komplektuojant tai nebuvo labai brangu, tai įsidėjom ir žemų dažnių garsiakalbį. Naujos mašinos kvapas. Ta prasme, čia yra kosminis laivas. Nu, iš tiesų laukiu, kada galėsiu, aš irgi vairuoju, aš irgi turiu traktoriaus teisę, tai laukiu, kada galėsiu važiuoti į laukus, nes mes abudu su vyru darbuojamės. Tai daug visko reikia žinoti ūkininkam šiuolaikiniam, neužtenka įjungti pavaros. Įsidėjom oro nupūtimą, išvestą atskirą jungtim, kad būtų galima kabiną lengvai prižiūrėti. Įdėta yra ir automatinis galulaukio apsisukimas, nereikia operatoriui visiškai įsikišti tai. Parodoj pamačius šitą traktorių, abejonių visiškai nekilo, kadangi kabina yra visiškai atnaujinta, lyginant su mūsų senuoju. Jau senasis buvo patogus valdyti, bet šitas dar patogesnis. Porankiai, programuojami mygtukai, telematika. Šitas traktorius ir išmanus yra. Atsitikus bėdai, servisas gali nuotoliniu būdu tau padėti ją išspręsti, nes mato ir išmestas klaidas. Norint stebėti traktorių, įmontavom ir priekį, ir gale kameras, kad dirbant ilgas valandas nereikėtų sprandų daug sukiot, viską galim stebėti monitoriui. Įsidėjom full LED paketą, kadangi dirbam vieni patys, tai tenka ir naktim padirbėti, norim dirbti šviesiai, matyti viską. Tai šitas LED apšvietimas tikrai pranoko lūkesčius. Komplektuojant traktorių rinkomės platesnės padangas nei įprasta, kadangi važinėjom rajoniniais keliais ir dublių naudoti nenorėjom, tai įsidėjom plačias padangas, 800 pločių, su konkrečiu gamintoju, Dotnuva. Visus reikalavimus įvykdė. 900 turbūt būtų buvusius mums šiek tiek per plačius, kadangi su šituo traktoriu planuojam ir šienavimo darbus atlikti, tai turbūt nelabai būtų verta tą daryti. Pirmas numatytas darbas, šiaip visą laiką su vyru, kai būdavo geri metai, kai būdavo žolės, mes kartu presuodavom. Aš presuodavau su Puma, vyras vyniodavo rulonus su vyniotuvu su Belarusu. Tai šiemet žolės nebuvo, man kol kas dar darbo nebuvo su traktorium. Tai planuojam, kad javapjūtė, kai prasidės ir mano darbas. Tai vyras kuls su kombainu, o aš iš paskos turėčiau važiuoti su optumu ir skusti, kad sudygtų pabiras. O kituose laukuose, kur reikės nurinkti šiaudus, tai presuosiu su Puma turbūt. Mes viską ūkį darom taip, kad mes turim išbandyti, patikrinti, pažiūrėti, ar tikrai tai yra tai, ko mums reikia. Tai taip, demo turas šiuo atveju labai padėjo apsispręsti. Komplektavom traktorių ilgai, iki smulkmenų apgalvodami, nes tai buvo pirmas mūsų ūkyje naujas toks traktorius. Nuo smulkiausių detalių viską darėm, kad nepraleist nieko, ir šiandien dienai sunku patikėti, kad tai yra realybė, kad apie viską, ką tu galvoji, šiandien yra sudėta į šitą daiktą. Tai už tą pasitikėjimą, ne? Pasitikėjimą, žinom, kad tai yra svajonių traktorius, tai norim ir įgyvendinti tą, kad būtų atsiminimas, kad pasitikėjot mumis, Dotnuva. Ir pasitikėjimo raudonų, ir pasitikėjai toliau raudonų. Ačiū. Nėra už ką. Sėkmingo naudojimo. Mister ūkį kūrėme prieš 3 metus. Pavadinimas kilo vyrui. Tai yra mūsų vardų pirmosios raidės MR, Monika ir Raimondas. Ir tas pavadinimas yra mūsų gyvenimo būdas. Mister ūkis tai yra mūsų ponas ūkis. Mes pradedam rytą su ūkiu ir užbaigiam dieną. Tai šiuo metu laikom virš 100 galvijų.
prekiaujam jautieną. Turbūt, kas valgo kokybišką jautieną, jau žino, kas yra Mr. Ūkis. Tai pagrindinę Mr. Ūkį sukūrėm dėl to, kad supažindint žmonės su jautiena. Kas tai yra, kaip valgoma, kaip daroma. Turim labai gerą mėsininką, kuris labai kokybiškai išpjausto mėsą. Tai ir naujus kepsnius, kai išpjaustam, mes po pirmą patys išbandom, kaip kepti, kaip troškinti, kad turėt ką papasakot žmogui. Tai labai glaudų ryšį su klientais turim, stengiamės turėti, nes norim, kad žmonės teisingai valgytų jautieną. Teisingai ją ruoštų ir... Ką dar pasakyti? Susipažinti su jautienos kultūra. Nes tai yra kultūra, kaip vyną degustuoja, taip ir jautieną valgyti. Tai yra draugų būry, šeimos rate. Galima ir kasdieną valgyti. Galima. Esam jauni, žingeidus, todėl mūsų planai nestoja. Mes vieną projektą gyvendinam, 3 yra šalia. Dabar gal šiek tiek daugiau norėtumėm su mėsos prekyba plėsti, nes technikos parkas jau yra inovatyvus ir didelis. Aišku, trūksta dar kombaino. Vyrui svajonė didžiausia, o mano svajonė yra daugiau su jautiena, jautienos prekyba. Planuojam kitais metais padaryti atvirų durų dieną mūsų ūkyje, kad miesto žmogus galėtų atvykti ir pamatyti, kaip atrodo karvės, iš kur atsiranda jaučiai, kas yra viršiukai, kas yra telyčia, netgi neskiria tokių dalykų, padaryti jautienos degustaciją, parodyti, kaip kepama, ką galima iš jos pasigaminti vieną patiekalą iškepus, tarkim, kad šonkulius iškepus galima takos pasidaryti ir turėti kitą patiekalą, troškinti šonkulį su raudonu vynu. Ir ką dar? Kviesim Dotnuvą atvykti į mūsų atvirų durų dieną, nes mūsų kiemas yra praktiškai Dotnuvos kiemas su tam tikrais intarpais. Duosim svečiam pabandyti, pavažiuoti su traktoriu, pažiūrėti, kaip atrodo tai iš vidaus.